Pasirinkau tokią vėlgi egzotinę temą apie juodaodžius Lietuvos Didžiojoje kunigaikštystėje. Na, galiu pasakyti, kad rašant šitą kapsulę susidūriau su didžiuliais sunkumais, kadangi istoriografijos, tai yra parašytų darbų apie juodaodžius Lietuvoje, iš tiesų nėra. Ir teko po kruopelytę rinkti įvairius duomenis labai įvairiuose šaltiniuose. Ir kągi pavyko nustatyti? Pavyko nustatyti pirmiausiai tai, kad juodaodžiai pas mus Lietuvos Didžiojoje kunigaikštystėje nuo pat pirmųjų paminėjimų iki pat 18 amžiaus pabaigos Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės gyvavimo laikotarpiu iš tiesų buvo ir išliko kaip egzotų, marginalinė grupė. Tai yra, nebuvo jų čia daug, jie buvo kaip kažkas neįprasta, įdomaus, taip į juos visą laiką ir žiūrėjo visuomenė. Tačiau kartu galiu pasakyti, kad galbūt pas mus į juos žiūrėta šiek tiek geriau nei kad Europoje. Europoje jau nuo antikos laikų buvo susiklošiusi labai tokia neigiama rasistinė nuostata į juodaodį kaip pavaldų baltaodžiui, nieko neverta, na, kažkokį pusiau žmogų atstovą. Todėl netgi, pavyzdžiui, viduramžiais juodaodis lygintas kaip velnio simbolis ir panašus dalykai, na, ko tik ten nebūta. Tuo tarpu Lietuvoje jie laikyti iš tikrųjų kaip labai, na, įvairi ir egzotinė grupė, na ir nemanau, kad patyrė labai didelę diskriminaciją, bent jau šaltiniai šito nefiksuoja. Pirmieji juodaodžiai pas mus galėjo būti valdovų dvare, tarp kitų egzotų jau Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Vytauto dvare. Na, o jų palaipsniui daugėjo, priklausomai nuo to, kiek Lietuvos gyventojų žinios platėjo apie Afriką kaip apie atskirą kontinentą ir kiek mūsų atstovų sugebėdavo aplankyti tuos egzotinius tais laikais kraštus. Ir tų kelionių po truputį daugėjo, pradedant nuo 15 amžiaus vidurio Lietuvos bajoro Aleksandro Soltano garsiosios išvykos į Jeruzalę ir be abejo matymą tų jau egzotinių kraštų ir iš ten galėjo parsigabenti nemažai tiek pat ir juodaodžių. Ir baigiant jau tokiais žinomais faktais, kaip 16 amžiuje mūsų didikas Mikalojus Kristupas Radvila Našlaitėlis iš tikrųjų jau iš Egipto parsigabeno nemažai ir juodaodžių, ir kitų įdomybių. Iš tikrųjų mes jau žinome, kad 16 amžiuje juodaodžiai buvo nebe tik valdovų dvaruose, bet taip pat ir didikų dvaruose. Pavyzdžiui, Mikalojus Radvila Juodasis turėjo netgi visą būrį jų, buvo išmokinęs juos žaisti kamuoliu, o dar kiti turėjo mušti būgnus ir pūsti dūdas. Tai vėlgi dvaro palydoje, kaip egzotai, na, sudarė tą dvaro palydos puošnumą. Panašios funkcijos jų buvo ir likusi laikotarpį, šiek tiek padaugėja 18 amžiuje ir jau pirmieji juodaodžiai matomi užfiksuoti tapyboje šalia Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės didikų.